Nu ką, labai sunkios rungtynės. Mes važiuodami čia neturėjom keletą žaidėjų. Negali pagrindiniai žaidėjai, ne Klevinskas ir nebuvo Kestianė kapitonų. Labai tokios rungtynės labai svarbios, nes vakar rungtynėse Jonava su Rejas žaidė lygiom. Pasidalino pataškamus, labai reikėjo 3 taškų. Nu, mes jos pasiekėm, bet labai sunkiai. Aišku, reikia žaidime daug ką taisyti, daug tokių darėme klaidų. Pavyko įmušti, sumušėm tos įvarčius ir laimėjom. Nu, galbūt, kaip sakant, biški laimė šipsojasi, Kuršėnai sukūrė nemažai progų įmušti, bet ką sukūrė neįmušė, o mes pasiekėm įvarčius ir pasiekėm tokius labai svarbius 3 taškus. Dabar galbūt nebegalvojam, dabar galvojam apie Rėjų, kaip ten sužaisti ir kaip teigiamai sužaisti. Aišku, kaip ir sakiau, kai pasipildys žaidėjai, dar gal spėsim dar vieną žaidėją užregistruoti, tada labai priklausys, kaip pats sužaisim su jais išvykai. Pradėjom rungtynės susikaupę, nes pralaimėjimas buvo tose rungtynėse Trakuose. Iš jom susikaupė ir įpelnėm, pavyko įvartį įmušti, gaila nepavyko įmušti pirmam kėliny dar gerų momentų. Antram kėlinyje aišku biškutį atsitraukėm ir jie galėjo mums nubausti, bet ką galiu pasakyti, va tas antras įvartis Aivaro ir, manau, nusprendė tą rungtynį baigti. Paskui jau reikėjo tik tai tą rezultatą išlaikyti, tai tą mums ir pavyko padaryti. Mūsų tokia yra lyga komandos, kad mes labai jau po standartinį, ypač po kampinių gaunam įvarčius, tas pirmas įvartis, o po to jau atsilošti, aišku, yra žymiai sunkiau, plius kai nerealizuoji, bent sukūrėm kelias 100% beveik progas, bet dėja nerealizuojam. Na, o antras įvartis jau visai palaužė ir jau čia jau, kai jau šokam lyginti, tai galėjome, aišku, ir mušti daugiau, ir pralošti, ir praleisti daugiau. Kėdainietis LT